Tai va, nes mes, žinodami viskas kaip yra, turim unikalią galimybę rinktis. Visada gyvenime mes turim galimybę rinktis ir turim galimybę nebūti vienodi. Ačiū Dievui, mes ne robotai. Kaip sistema mūsų benorėtų robotizuoti, kaip sistema stengiasi pasaulis, žiūrėkit, propagandos įvairios, nežinau, begalės dalykų, mokymai, religijos, dar kažkas, tai kiekviename jų galima rasti teigiamų ir neigiamų savybių, bet koks bandymas žmogų eliminuoti iš mąstančios plotmės, man tai yra nepriimtina ir nesuvokiama. Dėl to aš, pavyzdžiui, žymiai labiau gerbiu savo ideologinį priešą, pavyzdžiui, kuris, aš esu patriotas, tikrai, Lietuvos patriotas, aš suprantu visas blogybės, suprantu visas gerybės, bet vis tiek, kadangi tai yra mano šaknis, tai yra mano šalis, aš visada būsiu čia, aš stengsiuos daryti kažką tai tokio, bet aš gerbiu žmogų, kuris eina prieš mane, bet argumentuoja savo nuomonę ir gerbiu jį labiau, galbūt negu tą, kuris eina su manim, bet paklausius jo, kodėl tu tai darai, jisai, aš einu tiesiog tau iš paskos. Gerai, mėsos kartais irgi reikia, pavyzdžiui, mūšyje, arba dar kažkur, bet realiai kalbant apie kūrybą, apie statymą, apie tai, kad mes turim kažką sukurti, mums reikia smegenų. Apskritai, žmogus, kodėl žmogus, kodėl mes žmonės? Mums pasisekė evoliucijos šitam visam, mes patys geriausi žvėrys šitoj planetoje. Mums smegenis duoti. Ir kai žmonės nesinaudoja smegenim, man anksčiau buvo taip jų, kažkaip gaila, taip galvoju žmogų, bet dabar man tiesiog pikta. Man tiesiog pikta, kad žmonės neišnaudoja tą, ką gali išnaudoti. Ir jeigu jie turi galimybę, pavyzdžiui, ar turėdami išsilavinimą, ar turėdami savo vidinį kažkokį tai polėkį, ar turėdami gabumus, ar dar kažką, tai to nedaro, man būna pikta. Nes laikmečiai irgi ne vienodi. Būna ramus laikmečiai, būna neramus laikmečiai, būna vienokie. Būna, kai mums patiem, juk galų gale, kas vienintelis motivatorius jūsų gyvenime gali būti? Šiaip realiai. Taip, tai čia dar viena eilinė tiesa. Svaras gali vaikščioti iš paskos, spardyti jums užpakalį, eik, daryk, vis tiek nedarysit, jeigu nenorėsit. Niekaip, arba kreivai darysit. Kaip mes kolūkiuose, žinot, būdavo toks senoviniais laikais, tais, kuriais tikiuosi niekada nebegrįžt, nei ta sistema, nei tie laikai. Ir aš juokiuosi į akis tiem, kurie kažkaip su nostalgija žiūri į 30 metų atgal. Tai va, tai kai veždavo į visuomenį tą privalomą darbą. Ir, pavyzdžiui, atveža į kolūkį, tokius bizdėlnikus, kokius nors mus 9-tokus, 8-tokus, 10-tokus, nesvarbu. Atveža ir sako, va tavo dienos norma yra šitos 3 burokų lysvės. Bet, ta prasme, niekam neįdomu kaip. Svarbu 3 lysvės. Ir tu eini su kauptuku rankoj ir guldai, ir piktžolę, ir buroką, ir nieko nelieka, bet kaip šitą sieną. Viskas. Bet tu padarai 3. O dar didesnis absurdas atsimenu. Aš kalbu metaforas. Čia aš dabar jums pasakoju nelinksmą istoriją, aš metaforą kalbu. Kaip šiaip gyvenime. O dar įdomesnis būdavo, aš Vilniuje mokiausi Žvėryno gimnazijoje. Dabar gimnazijoje, tada 15 vidurinė, toli gražu, netikėjau, kad jai gimnazija kas nors duos. Tada, okei. Ir būdavo, kai baigėsi mokslo metai, būdavo Žvėryno miškai yra tokie didžiuliai ir skirdavo teritoriją, pavyzdžiui, ten, nežinau, 7-tokam tokia teritorija ir jie, kiek ten būdavo 2 savaitės, turi valyti tą mišką. Bet teritorija yra ta pati, ten koks nors kvadratinis kilometras. Ir tu 2 savaitės kiekvieną rytą ateini ir tave paleidžia tik tada, kai tu atneši 20 glebių ten kokį nors. Bet po 3 dienų tenai jau nebėra šakų. Ir po 3 dienų ten nebėra nei lapų, nei nieko. Ir tada tu nešiesi kirvį, ir tada tu nebevalai miško, tada tu jį kerti. Nes tu turi atnešti 20 glabų, nes tu sėdėsi tą miške. Tai koks absurdas. Ir čia, aš sakau metaforą, kartais mūsų gyvenime irgi tokių absurdų yra. Kai mes darom kažko, ko daryti nereikėtų, kai mes elgiamės taip, kaip elgtis nereikėtų, kai mes nesinaudojam smegenim, elementariai nesinaudojam nuo žemiausio iki aukščiausio. Ypač blogai, kai aukščiausiai. Tai smegenimis nesinaudoja, nes dar vienas toksai labai pastebėjimas mano gyvenime kažkada atėjo, kad mes visą laiką
atrodytų, kad gyvenimas toks kaip upė, krioklys, jisai va tai eina, varo vaga, tu iš ryto atsikeli, tave pagauna ir tu varai į studijas, į darbus, dar kažkur tai. Bet realiai visą laiką reikia žiūrėti į smulkmenas. Aš apskritai gyvenime nustojau žiūrėti globaliai. Vat mano su draugais kažkada tai pradėta įgyvendinti svajonę, kuri vis dar nori tęsinio, bet vis dar atsiremia į bukus valdininkijos sluoksnius, yra daryti Vilniuje socialinę reklamą. Nu, va, tipo, nemokama socialinė reklama, kurią darytų street arteriai ir grafiti paišytojai. Tai yra tokia va, iniciatyva, kurią aš kažkada sugalvojau. Ir vieną tokią jau buvom padarę, paskui vos išsaugojau dalį galvos. Tai jinai skambėjo, kiekvienas policininkas turi vardą. Aš susiklausinėjau, čia policija užsakė, o ką čia reiškia? Kažką. Kiekvienas policininkas turi vardą. Tai yra elementarus bakstelėjimas pirštų piliečių einančiam pro šalį, kad tai ne apie policiją. Kaip daina Aš nuo pirmadienio mesiu rūkyt yra ne apie rūkymą. Toli gražu. Tai yra apie aš nuo pirmadienio pradėsiu begalės dalykų. Kažkokių tai ir ateina pirmadienis, bet vis ne tas. Ir aš vis dar nepradedu. Tai lygiai taip pat mes norėjom bakstelt pirštų ir pasakyti, kad negalima sakyti visi Seimo nariai vagys, negalima sakyti visi gydytojai kyšininkai, negalima sakyti visi policininkai, kas nors ten. Negalima globaliai spręsti. Yra kiekviename darbe, kiekvienoje profesijoje, kiekviename užsiėmime, tai kaip tarp studentų, ar tarp valdininkų, ar tarp skulptorių, ar tarp santechnikų, yra žmonių, kurie gerai dirba savo darbą, yra žmonių, kurie blogai dirba savo darbą. Ir kai tu kalbi apie vieną ar kitą dalyką, turi imti konkrečius atvejus. Ir tu turi gilintis, tu visada turi gilintis, nes viską gyvenime tavo pačiam asmenim sprendžia momentai. Momentai. Tu kiekvieną akimirką sprendi. Tipo, atsikels šiandien ryte, neatsikels, o gal pamiegot. Ateit čia, neateit. Koją taip užsidėti, kitaip. Merginos, ypatingai merginos, taip apsirengti arba kitaip apsirengti. Nu, apsirengti niekada nėra kaip, bet vis tiek kažkaip apsirengia ir išeina. Tai va, tai ir čia yra tokios smulkus pasirinkimai, jie didėja dar kažkas tai. Jeigu mes paimtume ir nupieštume diagramą savo tų momentų ir savo apsisprendimų, mes labai gerai matytume, kaip mes gyvename ir kur mūsų gyvenimas eina. Į tamsą ar į šviesą. Aišku, jis neina visą laiką į vieną pusę, jis dažniausiai blaškosi, mėtosi, nes mes žmonės ir tai irgi yra gerai. Bet tas, kad mes esam žmonės, turim pasirinkimus ir turim, pavyzdžiui, kartais ne visada būnam laimingi, ne visada būnam geri, ne visada būnam tokie. Tai normali būsena, jinai turi praeiti. Bet iš tikrųjų žmogus, kuris numasto, kuris kažką tai, jis suvokdamas, kad į aplinką skleisdamas negatyvą, nu jis tikrai tai nėra nei jam gerai, nei aplinkai gerai, juolab jam gerai, nes viskas, ką jis reflektuoja iš savęs, grįžta. Nu jeigu tu vaikštai po namus visos tai automatiškai su tavimi niekas arba nenori, tipo, okei, tu čia praėjai, arba irgi savo, kuč, eigi žinai. Tai nieko gero iš to nebūna. Jis irgi vėlgi gauna inspiraciją dirbėti su savim, dirbėti, bet nemeluoti savo, bet keisti save. Bet, pavyzdžiui, žinot, laikas keistis daina tokia buvo. Aš ją apie save rašiau. Šita daina yra apie mane asmeniškai. Aš ją savo rašiau. Iš esmės. Ir labai džiaugiuosi, kad gaunu daug laiškų, kuriuose parašyta, kad kažkas tai irgi rado save, toj dainoje nors kažkokios tai dalyse. Nes mes ne vienas nesam tobulas. Ir ne vienas nesam gimęs su vertybėmis, aš dabar grįžtu į pradžią savo pokalbį, nesam dar kažką tai, bet jas savyje ugdom. Ir jeigu jos atsiranda tokios gyvenime, jeigu jos atsiranda, jeigu mes dirbėjom, jeigu mes smegenimis naudojamės, tada mūsų motyvuoti praktiškai niekam ir nebereikia. Nes mes tada galvojam, mes tada pradedam gyventi ne į save, o nuo savęs. Ir tada nėra klausimo, kai diskutuoja, o ką man davė, o už ką aš turiu, kodėl aš turiu. Tada tu eini ir sakai, o ką aš galėčiau dar padaryti, o ką aš galėčiau duoti. Ir tai nėra, sėdi lektorius ir pasakoju, jums čia dabar pasirašyti, mato, tekstų jokių nenaudoju aš ir nieko iš anksto nebuvau. Aš tiesiog taip gyvenu, aš pats taip gyvenu. Ir daugiau pas mane gyvenime nieko ir nėra. Apart to, kad aš esu Svaras, kuris rašo dainas, kuris paišo, kuris važinėja įvairiuose socialiniuose projektų arba savo asmeninių iniciatyvų rėmuose ir dirbėjo su žmonėms, su kuriais nori dirbėti ir su žmonėms, kuriais kažkartais irgi nenori dirbėti, bet kadangi daugiau irgi nelabai kas nori su jais dirbėti, tai aš kažkaip pasirenku, kad gal galėčiau ir tai yra normalu. Nes,
tai yra pastovus. Gyvenime reikia pastoviai save aštrinti ir savo priminti. Nes žinot, kai vanduo nurimsta, jis į liūną pradeda virsti. Tai lygiai taip pat. Čia ar repas, ar bet kokia profesija. Jeigu pasakai, aš esu geras, man daugiau nereikia, tai aš jau maumas pradedi darytis visame tame. Kiti, jie, taip nebūna. Pastoviai yra tobulėjimo procesas, pastoviai. Ir tu pastoviai turi būti veiksme. Nes jeigu tik tai sustosi, tu pradėsi eiti į galą ir pradėsi bukėti. Taip yra gyvenime, bet kokioje srityje sferoje, o ypač savo vidinėje dvasioje. Žinot, jūs visi, nežinau, dar gal ne visi turi šeimas, galbūt daugelis jūsų šeimų neturit, jūs pamatysit. Tai irgi yra pats svarbiausias dalykas gyvenime žmogaus. Tai vėlgi, nes darbą jūs galite gauti, keisti, dar kažką tai. Pats svarbiausias dalykas gyvenime yra jo namai. Šiaip. Nesvarbu, kur jis gyvena, su kuo kaip kas, bet jo namai, jis iš jų išeina. Jeigu tu išeini iš oro, jeigu tu neturi ramybės salos savo gyvenime kažkokios, tu gali vienas gyventi, bet susikur tam tikrą aplinką savo patogią, mielą, kur tu grįžti ir tau gera. Jeigu tu to neturi, tai tau labai sudėtinga yra gyventi tokiu, tu jau išeini, tu jau kažkuom toks, tu neramus, va taip pavadinkim, tu neramus esi. Jeigu tu ramus, jeigu tu gali atsispirti, jeigu tu gali kažkur tai surasti tą vietą, tai sakau, ar vieno susikurti, ar tai šeima, ar dar kas nors, tu jau esi žymiai stipresnis. O šeimoje, atsiras šeima jūsų gyvenime, dar kažkas, jūs labai pamatysit. Aš, bodžiuosi galbūt šiais laikais tokiais, kad tas paviršutiniškas truputėlį vertybių trūkumas labai dažnai pasireiškia to, kad žmonės labai lengvai skiriasi šiais laikais. Labai lengvai metasi. Seksas yra, ta prasme, šiais laikais, noriu turiu, noriu neturiu, čia taip yra viskas. Lygiai taip, susimetėm, pagyvenom, čia gal net ir vaikų pasidarėm, dar kažką, tai nepatiko, ten, žinai, galų gale pamačiau, kad tau mėlyna spalva nepatinka, ar dar kas nors. Ir mes, išsiskyrėm, nes, mano ego, tu pažeidi dar kažką. Labai lengvai viskas, taip labai lengvai vartosi. O realiai, tai tas santykis ir gebėjimas išlaikyti santykį, jis nėra vien tik tai šeimos. Jis yra, ta prasme, tai yra tavo vidinė savybė, kurią tu gali pritaikyti visur. Bet šeimoje tai labiausiai, stipriausiai ir geriausiai kalasi. Ir tu turi, nežinau, kažkokį turbūt pavyzdį reikia pasakyti, vis tiek čia taip tuščiai kalbėti. PVZ. Grįžti namo ir grįžta, pavyzdžiui, tavo antroji pusė. Ir tavo antroji pusė, sakykime, ateina ir nesvarbu, kas tu esi. Aš čia dirbu, pavargau, dar kažkas, viskas kliūna, čia viskas blogai. Ir jeigu tu naudosies smegenimis, suvokdamas, kad tai yra nuovargio pasiekmė, nes žmonės irzlūs, ne robotai ir taip atsitinka. Tu gali atsakyti taip pat, aš irgi, čia nešūda maliau visą dieną. Aš irgi variau kaip arklys, čia ką aš. Tipo, ką mes turėsim, 3 dienas nekalbadienę, žinai. Ką mes turėsim konfliktą, dar kažką. Ar ta prasme, ar galima patylėti? Ta prasme, patylėti tiesiog. Neatsakyti tai, pasiūlyti, valgyti, nueiti kažką, tai, nežinau, pasakyti gerą žodį, dar kažkokį tai. Tai nėra labai lengva, nes mūsų ego, mūsų kultūra iš esmės žmogaus, jinai ego labai skatina. Pastebėjot, karjeros dienos, sėkmės, tai reiškia lyderių ugdymas. Lyderis, aš lyderis, visi lochai. Aš lyderis. Man nepatinka lyderių ugdymai, aš jums sąžininkai sakau, man nepatinka lyderių ugdymai, nors tai yra labai svarbu, bet man, kitaip pasakysiu, man nepatinka, kaip žmonės suvokia, kas yra lyderis. Man tas nepatinka. Kai žmonės suvokia, kad lyderis yra geresnis už kitus, tai jie lopai, tikrai. Čia mano kaip žvelgiu. Nes lyderis yra žmogus turintis savybių tam tikrose situacijose geriau suvadovauti ir sutelkus geriau rasti sprendimus. Bet lyderis, normalus, tikras lyderis, jis niekada nežemins kito. Jeigu pastebėsit netgi istoriją ir pastebėsit tos žmonės, kurie iškilo, daug pasiekė, nežinau, politikoje, versle, dar kažkur, tai daugelis jų, kaip žmonės, yra, pavyzdžiui, labai artimi savo kolektyvui. Jie labai gerbė, jie labai rūpinasi savo aplinką, dar kažkom, niekada gyvenime nepavadinsiu dar kažkaip. Nes toks turėtų būti lyderis, o ne tas, kad, jūs davai, man čia šarvų kardą didesnį už kitą ir aš čia tapsiu lyderis, viskas, visi man tarnaus. Tarnais Vaigalų ir Karietą. Tai jeigu taip, tai labai prastai yra suvokta situacija, nes žmogus, ir netgi, žinot, statyti savo klausimą, tapti lyderiu jau yra klaida. Reikia, aš manyčiau, visą laiką galvoti apie tai, kad kaip tapti gerų žmogum. Tiesiog gerų žmogum. Nes geras žmogus dažniausiai
Jisai galbūt daugiau naudojamas smegenimis ir širdimi dar papildomai, nes ne tik smegenys ir širdis dar yra, jisai iš esmės bus geresnis. Šiaip geresnis. Geresniam žmogui gyventi nėra labai sudėtinga, nes jis mato ir jis labiau širdį ima ir blogesnės visas tamsias pusės, bet jis optimizmo daugiau turi. Geras žmogus iš esmės turi daugiau optimizmo. Optimizmas, jisai yra jaučiamas visame kame, smulkmenose, dar kažkur. Tai jaus jo šeima, tai jaus jo vaikai, tai kolegos, dar kažkas. Tai, ir jam gebėjimas prieiti prie žmonių, su jais sutart, su jais rast bendro tikslo yra kur kas didesnis ir platesnis. Tai yra normalu, bet tai yra gero, normalaus žmogaus savybės. Nes niekas nemėgsta tokių labai kompetitingų, bet tipo, žinot, būna tokie vaikščiai, patys savo svarbus, dar kažkas, tai tik tai jo nuomonė egzistuoja ir daugiau nieko kito. Ir labai dažnai tie keliai jų, jie aišku, būna ten šauna, geniai, dar kažkas tai į paviršių. Taip atsitinka, visa kita, bet jeigu kalbant iš esmės, tai apie gyvenimo kokybę, tai mesgi laimės trokštam. Laimės. Mes norim eiti į darbą ir jaustis laimingi. Nes, tipo, geri kolegos, ten smagus darbas, užsiimu to, kas man patinka. Mes norim grįžti namo, tai mano mylima žmona, mano vaikai, mes vėlgi veikiam tai, kas mums patinka, niekas primesta. Ir netgi, žinokit, tokiu atveju net namų tvarkymas nėra tokia siaubinga rykštė, kai tu išmoksti tai priimti ir sugebi priimti tai su žaidimu, ir su dar kažkuo tai. Šiandien pasidalinsiu mintim, visiškai netikėtai. Nieko bendro dabar su karjera neturiu, bet noriu pasakyti apie tai, kad reikia kartais naudojantis smegenim apžaidinėti situacijas ir gebėti iš juose taip pozityviai, nežinau, šviesiai kažkaip sugalvoti. Aš turiu su draugu, su tokia senė, sugalvojame, aš kraują duodu neatlygintinai ir jisai duoda kraują. Ir mes kažką sugalvojom, kad, darom kartu ir padarėm akciją vienas kraujas. Jau 3 tokios akcijos, mes kas 2 mėnesiai vyksta, nes dažniau negalim duoti kraują. Tai yra jokios neturi nei partijos, nei organizacija, nieko. Čia tiesiog 2 fizinių žmonių mūsų prikolas. Mes ateinam, parašom per Facebooką, prašom prisijungti, kas gali, ateinam, tikrai nemažai žmonių prieina, viskas, tvarom tą kraują duodam, pabūnam dieną, pabendravom su visais, pažvengiam, pasikalbam. Ir pavyzdžiui, šiandien važiuoju, galvoju, dabar 4. bus už mėnesio, jau už mėnesio, pusantro. Per muzikos dieną buvo paskutinį kartą aš daviau. Tai, anyway, galvoju, reikia sugalvoti vėl kažkaip įdomiau, kad būtų įdomiau gyventi. Pavyzdžiui, ten, nežinau, kokį nors kraują. Pavyzdžiui, parašyti visiems, kad davai vampyrais persirengiam. Ar dar kažkaip tai. Kad tu nebūtinai tau, ne vampyrais gerai, jeigu nebaisu, kažkuom kitu. Bet tu gali apžaisti situacijas ir žmogui nebūtina tai daryti, bet kas norės, tai galės daryti. Ir mes turėsim gerą laiką, šiaip visame tame. Ir kartais būna, pavyzdžiui, žmogui, čia irgi tai yra metafora, supraskite, tai metafora, kraujo davimas, neatlygintinas kraujo davimas. Aš realiai esu susidūręs, pavyzdžiui, mane socialinės atsakomybės didžiąją dalimi išmokė, taip jau gavosi geografiškai, Kaunas. Nes mano pirmas susidūrimas su kritinėm lygom ir su žmonėmis, kurie serga ir taip tas akistata su mirtim, dar visokiais dalykais, man Kauno klinikose įvyko. Aš pirmą kartą pamačiau tos dalykus, po kurių grįžęs į Vilnių, aš pradėjau kraują duoti, ant tapau donorų, organų, čiulpų, visų, nieko, manęs neliks, kai aš numirsiu. Sušitoks, iš porcelios, jeigu darau, ką bus galima. Jo, tai va, pavyzdžiui, toj pačioj donorystėj yra nemažai žmonių, kurie tikrai norėtų ir tikrai prisidėtų, bet jiem baisu. Yra baisu, žmonės bijo adatų. Žmonės bijo dūrio, tai normalu, jie bijo prisipažinti, kad jie to bijo, bet tai yra normalu bijo. Aš nekaifuoju, kai man adatą kiša į vieną, tikrai nekaifuoju. Bet man ta vertė, vardan ko aš tai darau vidinė, yra kur kas svarbesnė, negu ten kažkoks tai dūris man į adatą. Bet jeigu žmogui yra sunku, kartais reikia jį biškį, ateik, tai sugalvokim kokį nors įdomesnį variantą, ne? Bet kaip mesgi vaikai. Suaugę ir pamatys, auksis, kai sensi tai ypatingai, mes tokie patys vaikai, kaip vaikus užkalbina pas dantistą, ne? Aš kažkada tai atsimenu, kaip aš 80% odontologijos klinikos taisausi be nuskausminamų, bet ne dėl to, kad aš mazochistas. Dėl to, kad aš atsitiko, atsivežiau dukrą pirmą kartą gyvenime pas odontologą. Ir reikia jos neišgąsdinti. Nes vaikas turi nebijot, kaip mes bijojom, kažkada, aš bijojau kažkada, kaip mane išgąsdino. Aš atsisėdu ir reikia priekinius dantis taisyti. Sako, jums skaudės. Sakau, bet
Ir stoja ir žiūri į mane. Nu, sakau, nu ką, nu tai, žinai, suleistum, sakau, ne, geriau nerodykit tos adatos, nes ta prasme paskui jau panelė tikrai neprišauksim į krėslą. Nu gerai, sutaisė man tos dantis. Gerai, kad iš tos pusės žiūrėjo, čia ašara bėgo. Šiek to skauda. Nu, pamelavau, aišku, sakau, ne, nu, sakau, biški taip, nu, bet nelabai kažkas tai. Bet irgi toks apžaidimas situacijos, paskui vaikas sėda, jis paskui jaus ir skausmą, ir nemalonumą, dar kažką tai, bet nėra to tokio pirmo išgąsčio ar dar kažko tai. Ir žmonės, juos kartais reikia, nu, paskatinti. Man iš vienos pusės, ne, visi yra protingi, ne, visi supranta, kaip yra svarbu duoti kraują arba užsiimti labdarą kažkokią, tai ar tvarkyti daromą akciją, dalyvauti ar kažkur tai, nes tai yra labai svarbu. Iš kitos pusės, kažkodėl tai daugelis, nu, ne visi, bet daug žmonių to nedaro. Nes, nu, tipo, nu, yra milijonai priežasčių. Šiandien nepaėjo, ten tas, anas, trečias, 10, yra tam tikri mažiukai pabėgimai. Tai su tokiais žmonėmis reikėtų, ta prasme, norint, kad jie kažką tai darytų. Kartais, bent jau pirmo karto reikia. Nes daugelis, pavyzdžiui, su kraujo donorystė, jiem vieno karto reikia. Jie tada pereina per tai, pamato nieko baisaus. O, dar kaip tik, žinot, iš tikrųjų, kai tau nuleidžia kraujo, paskui viskas gaminasi, tu ten, pavyzdžiui, 0,5 kilogramo svorio netenki, jeigu kam aktualu. Labai, bet aišku, labai greitai atsistato. Tai va, bet, nu, visą tai, nu, daug yra visokiausių niuansų. Tai va, tai jos timteli, kažkaip sugalvojęs, ar akcijos, ar dar kažkas, tai ar pasišaukimas, ar kažkokia įdomi tokia mini scena kažkokia tai suorganizuota, susijusi su kraujo davimu. Ir tada viskas vyksta. Ir aišku, galutiniam pačiam plane svarbiausia, kad vyktų viskas. Ir kiekvienas mūsų padarytas geras darbas, nesvarbu, ko inspiruotas jis buvo, ar žmogaus, ar šiaip realiai jis visada savęs inspiruotas, nes tavęs niekas priversti negalėjo. Galbūt tu tai padarei ten pakalbėjus ten kokiam nors, galbūt, bet realiai tu pats priėmei sprendimą, nes net ir pakalbėjus tam, tu galėjai to nedaryti. Nu, kiek šalia tavęs to ir nepadarė. Ir tas kraujo davimas, man gal tiesiog aš naudojuosi jo kaip pavyzdžių, bet tai yra vėlgi metafora, aš kalbu apie metaforas, nes viskas yra metaforos. Yra, pavyzdžiui, kalbant apie pilietiškumą, ne, labai trumpai aš sakiau jums, kad jums kapės bus, jeigu aš pradėsiu kalbėti. Jau baigėsi, ne, mano laikas? Ne dar? Gerai. Bet kalbant apie aktualijas, ne, pilietiškumo ugdymas, dar kažkas tai yra. Ir visi galvoja, kad pilietiškumas tai yra himnas, būtinai gimnazijai prieš pamokas, kad vėliava, kad ten, nežinau, ten tokie būgnai, kardai, mūšiai, va, čia duokit man žirgą ir kirsiu aš priešą, kad čia yra pilietiškumo esmė. Ne, visiškai ne. Bet kiekvienas jūsų šiandien padarėt po, nu, kai kurie, ne, bet, nu, sakykime, po 5 pilietiškus veiksmus. Pasakykit man juos. Nu, pasakykit. Kaip? Tai vat jūs pagal savo supratimą ir sakykit. Nu, aš tada sakysiu savo supratimą. Nes viskas yra subjektyvu. Aš subjektyviai kalbu iš savo varpinės. Čia aš kalbu kaip aš galvoju. Aš nežinau tiesos. Kalbu čia, ką aš šiandien kalbėjau, viskas yra melas. Ir viskas yra netiesa. Nu, pasakykit. Išklausiau himną. O jūs atsibundat su himnu? Neblogai. O vėliavą pakeliat balkonę? Tai neblogai, tai yra neblogai. Man visą laiką būdavo įdomu. Aš irgi galvoju, jeigu kaime gyvensiu, bet nors gyvenime nuspręsiu grįžti kaimą, bet aš irgi vėliau išsigabinį rytą, pasigėlėm. Gerai, aišku, gerai, jeigu tai patinka, tvarkoj, nu gerai, taip, bet, nu, dar paprasčiau, mąstykit, paprasčiau. Žinių paklausė, taip, dar paprasčiau. Atsikėlei, pavalgy, nuėjai į darbą. Atsikėlei, pavalgy, nuėjai į darbą, o galėjai, nenuėjai. Suprantat? Pasisveikinai su artimu savo, tai jau yra labai daug. Ten, nežinau, jūs visi barakė gyvenat ar ne? Dauguma, ne? Nu, bet dabar jau kalbant, barakė ten savitas gyvenimas, ne? Ten kolegai nusišypsoja, ten svetimų bulvių nepaėmė. Ir tie, kurie gyvena namuose, tai pavyzdžiui, pavyzdžiui, aš tokį, nežinau, lovą pasiklojau. Ne? Nelabai, ne? Taip yra. Vat yra tam tikrų dalykų. Žinote, kažkada tokį socialinį tyrimą esu padaręs, man buvo labai įdomu ir žiūrėti, kad labai nesunku iš tikrųjų
kaip beteiktų, nežinau, masinės informacijos šaltiniai, propagandos užsienio tam tikrų valstybių, dar kažkas, kad mumise žmonės ten abejingi, dar nėra taip. Yra begalė žmonių, kurie yra myli šalį ir ne tai, kad ten ginklu ar kažkom, bet savo darbais, savo indėliu stengiasi kažką tai padaryti, iš tikrųjų ir eina. Net patys kartais to nesuvokdami, visą kitą, bet labai lengva būtų, vat, čia aš apibėgam dabar čia greitai jūsų studentų miestelį, mes surinktume kokius 200, kurie sakyčiau, einam tėvynės ginti, va dabar. Ir mes surastume tos 200. Bet reikėtų ilgai bėgioti po aplinkinius rajonus, kur tipo, kad rasti 20, kurie mamai indus padėtų suplausyti. Nes, nu kažkaip mamai indus suplausyti, nu kur čia pilit, nu kur čia. Nu tai davai duokit kardą, tada aš va. O viskas prasideda nuo va šitų paprastų dalykų. Žmonės, kurie nesišypso vienas kitam ryte, niekada nebus darnus tarpusavį. Žmonės, kurie sveikinasi kieme vieni su kitais, sukurs vieną dieną bendruomenę. Ir toje bendruomenėje jie, ta prasme, jų vaikai, jų kiemas, jų santykiai bus saugus. Tu išeini laip, įsivaizduokit. Aš esu gyvenęs įvairiose vietose ir su įvairiais žmonėm, įvairiai. Yra laiptinės, kur tu išeini, o labas kaimynė, kaip tu, ką čia, pašnekė, yra taip, o kaimynas šiandien, ne, aš palauksiu. Nu taip yra, nes tipo, ai tas asilas, žinai, ir tipo balkonė, ko tu rūkai, ko tu, ir yra, kur tipo išeina kaimynas ir sako, aš labai atsiprašau, aš tikrai, bet, nu, vat negaliu, vat galima, parūkysiu, žinai, kažką, nu, rūkyk, žinai, žmogus, nu, normaliai, viską bendrauja, dar kažką. Tai yra daug visokiausių dalykų. Yra begalės visokių, bet visa tai, ką aš noriu pasakyti, visa tai išeina iš kiekvieno mūsų. Tai nėra žodžio kaimynai, nėra žodžio bendruomenė iš esmės. Tai yra esam mes. Ir kai mes esam tokie, kurie yra labiau šviesa, tai aplink mus daugiau šviesos. Kai mes esam biški labiau į orkus, tai aplink mus didėja orkų kiekis. Lygiai taip pat automatiškai. Nes aplinka jinai irgi reflektuoja labai dažnai ir labai stipriai. Tai aš norėčiau dar 2 valandas apie tai pakalbėti, bet turbūt, kad čia jau ne. Kiek aš turiu laiko? Labai studentai gal aš norės paklausti, Sakot? jeigu galima. Studentai? Turi socialinį įgūdį drąsa? Aš tarp kitko labai norėjau irgi įsiterpti truputėlį, nes ta drąsa mane labai žavi, ar ne? Nes tarkim, vat, ir tavo atsisėdimas ant stalo ir tavo kūno kalba, jinai studentam turbūt labai turėtų padėti, nes daug jaunimo šiais laikais jie yra susikaustę. Jie negalėtų atsisėsti, jie labai varžosi. Gal tu turi patarimų, kaip išlaisvinti žmogų, kaip jiem padėti jaustis savimi ir drąsiai iššūkius priimti. Jūs neturi tam laiko. Aš galiu su tokį terapiją dabar užsimerkiam ir išsivaduojam. Ir eina. Tai aišku, bet, nu, čia klausimas? Taip. Oi, hebra, nu čia ilgai reikia, su kiekvienu asmeniškai reikia iš tikrųjų dirbėti ir tas taip, yra sunku, jūs istoriją, tai žinok, jūs. Gerai. Tai aš kažkaip nejaukiai jaučiuosi. Tai va, tai aš pusę valandos atsakinėsiu šitą klausimą, nes jis labai toks, nu gerai, greitai galiu pasakyti. Tarsi vėl mes sugrįžtame į patį save, bet yra labai svarbu išmokti, gebėti, ta prasme, aš nebuvau išsivaduoti ar ten dar kažkaip išsipalaiduoti. Drįsti, drąsa yra, elementari drąsa yra labai svarbi savybė, nes be drąsos mes labai daug ką gyvenime galime ir galbūt mums daug kas gyvenime pavyktų, bet mes labai daug ko gyvenime nedrįstame. Tiesiog elementariai. Vieni dėl to, kad ai, man nepaeis, man neišeis, aš vis tiek nelabai čia ką sugebu. Kitas, o kaip į mane aplinka pažiūrės, gal aš šiandien negražiai atrodau, kad čia drįst kažką tai atkreipti save dėmesį. Nu, įvairių priežasčių. Trečiam tiesiog kinkos dreba. Tiesiog nepasitikėjimo savim kažkoks tai yra viduje. Ir tai yra, vėlgi, aš noriu pasakyti, tai yra normalu. Kiekvienam žmogui bijot yra normalu. Nepasitikėti savim yra normalu. Nenormalu yra nieko su tuo taip ir nedaryti. Nes tu ir gali nugyventi visą savo gyvenimą taip ir nedrįsęs, nu, vat, normaliai. Ir paskui gyvenimo galėjo toks būti piktų močiučių arba dėdukų, kuris ant viso pasaulio pikta, nes pasaulis neįgyvendino jo siekių. Bet pasaulis jų net nežinojo, žinot, kaip tos anekdotas apie Dievą, kur ir loteriją. Sako, tu bent bilietą nusipirk, tai tu bent bilietą drąsos nusipirk, kad tu bent bandyk kažką daryti. Nes visi klausimai, kurie yra neužduoti, būna neatsakyti.
visi siekiai, kurių nebandoma siekti, yra neįvykdomi. Tai yra normalu. Bet ir nėra tokio pasaulio, kuris vaikšto pas su tave ir tu čia dabar drįs būt savim, drįs, aš būsiu už tave. Tu turi tai padaryti. Nu, paprastai pasakysiu apie Laurą. Mano didžiausia bėda mokykloje, kai buvau, tai buvo viešas kalbėjimas. Aš negalėjau prieš klasę net eilėraščio pasakyti. Pagal, rašykit du. Nes aš neišmokau, nors aš mokėjau. Tai va, ir daug būdavo, netgi ten prie lentos atsakinėt, man būdavo labai sudėtinga, nes, nu, man buvo baisu, bet, vat, matot, išmokau kalbėti. Nes labai muziką mylėjau, nes norėjau būti muzikantu ir dabar labai noriu, o muzikantas jisai nuo žiūrovo neatsiejamas yra. Ir aš turėjau išmokti, man tai baisu būdavo, išeini žmonės žiūrės. Tai ir yra tas, pastebėjot, yra muzikantų, kurie, nu, sakykim, groja ir va taip padaro, kažkaip tai, nu, negražu atrodo. Ir žiūrovas, jogi neapgausi. Ta prasme, jisai mato, kad tu pats ten toks, tai jis tavęs neišgirs. Tu gal turi auksinius žodžius ir nuostabius pamąstymus, bet jis tavęs neišgirs. Nes jis mato tave, kad tu pats savim netiki. Tu pats savęs bijai. Toksai. Ir tai yra, nu, čia apie muzikantus kalbant, kad tu turi gauti vidinės drąsos tarp savim. Ir vienintelis būdas tai daryti, o tai vienintelis būdas atsipalaiduoti, arba vienintelis būdas kažkaip išsivaduoti, ar kažkas tai yra bandyti tai daryti. Tiesiog bandai, taip, iš vieno karto neišeina, iš antro karto neišeina, iš trečio karto neišeina, iš 10 neišeina, iš 50 galbūt neišeina, bet kažkada tai išeina ir tampa normalu. Lygiai taip pat, nu, aš vėl metaforą pasakysiu, seniau prieš koncertus vaikštai ir tekstus kartojas, nes, nu, tipo, kad nepamirš tekstų. Dabar aš nesikartoju tekstų, nes jie manyje kaip akmuo. Ir net jeigu aš juos pamirštu, nes aš juos pamirštu, tai yra normalu, aš nekiek dėl to nesijaudinu, nes aš per ilgą praktiką, aš galiu ten kitą tekstą sugalvoti, arba galiu su chebra subendrauti, ar dar kažką, nieks net nesupras, kad čia tekstas taip turėjo būti, dar kažkas tai. O galų gale aš netgi iš tikrųjų vietoj teksto kartais paimu ir vat sugalvoju, man tai būna. Ir po ir, ai nenoriu aš dabar to repoti, davai aš geriau su chebra pabendrausiu, davai aš ką nors tą padarysiu. Nu tai irgi yra normalu, nes žmonės koncerte kartais turi turėti kažką biškį kitko, negu kad kompaktinį diską klausydami. Bet tai yra vidinės laisvės klausimas. Bet yra vienintelis būdas vidinę laisvę įgyti, tai bandyti ją daryti. Bet labai svarbu apie vidinę laisvę ir laisvę apskritai kalbant. Laisvė turi turėti ribas, vėlgi, kaip beskambėtų. Ir kur yra laisvės ribos? Kur? Nu taip, bet kur jos yra? Kaip? Taip, kito žmogaus laisvė yra tavo laisvės riba. Tavo laisvė tada yra normali, kol tu nelipi ant kito žmogaus, ne? Reiškia, aš gerbiu tave ir tu gali daryti visą tai, bet tu turi gerbti lygiai taip pat mane ir leisti man daryti. Ir mes neturim vienas kito gošti. Mes neturim vienas kito žeminti, mes turim sugebėti. Ir vėlgi, dar, atsiprašau, labai laiką naudoju, bet noriu pasakyti, labai yra svarbus faktas gyvenime gyvenant, yra gebėti naudoti smegenim ir daryti kompromisus. Kantrybė ir dalintis yra mano moto ir kredo yra visos kaukolės šypsosi, bet yra dar vienas toksai, yra kantrybė ir dalintis. Į šituos du dalykus aš galiu suvesti viską, ką jūs pasakysit, arba į kantrybę, arba dalintis. Ir kai tu, ir meilė, ten ir visa kita. Ir kai tu čia aš kai pagal tai darausi, gyvenu, tai man labai kartais lengva spręsti problemas. Pažiūrėk, pavyzdį pasakysiu, Džindžy Sindikatas. Jam yra 18 metų. Kiek Lietuvoje yra muzikos grupių, kurios groja 18 metų be išsiskyrimo? Yra. Yra biplanai, yra rondo. Daugiau nežinau. Sąžininkai, jų gal yra ir daugiau, aš nesakau. Bet o kodėl? Mes 18 metų, mes 6 kūrėjai. Ir jeigu esat girdėję tą mūsų grupę tokią, tai jūs pastebėjot, kad mes skirtingi labai. Ir mes netgi matymus turim skirtingus. Jūs manot, mums neiškyla viduje dilemų, ten klausimų, kaip mes čia darom, kaip kur ką, kokios temos, kaip čia ką rašom. Iškyla, va tiek va. Bet mes, vardant to, kad mes norim būti grupė, mes norim groti kartu, mes chebra, mes dar visą kitą, mes sugebėjom paspaudę savo ego, ieškoti ir drįsti daryti kompromisus, vardant to mūsų bendrojo tikslo. Ir kai mes juos padarom, mes šypsomės vienas kitam. O nepadarę, mes pyktume vienas ant kito, nusisuktume
ir išsivaikščiotume. Ir jokio sindikato nebūtų. Ir tai yra du skirtumai. Grupės, kurios susipyksta ir išsivaikšto dėl to, kad nesugeba savo ego suderinti su kitų. Yra grupės, kurios tęsia toliau, tiesiog biškį paspaudė save. Tai čia yra, čia aš apie grupę kalbu, bet čia yra ir apie gyvenimą. Labai yra geras posakis. Jeigu yra konfliktas, kalti abu. Visada. Jeigu jūs susipykot su savo antrąją pusę, jūs irgi esat kaltas. Ir mes galim ginčytis, bet jeigu mes atskirai atsisėsim ir visą situaciją sąžiningai man papasakosit, aš jums parodysiu, kur jūs padarėt lygiai taip pat klaidų ir kodėl visą tai įvyko. Tai klausimas buvo dar iš auditorijos. Čia tas klausimas bus tęsimas, pasaka galbūt bus bandyti susėti tą pilietiškumą ir tą drąsą turbūt. Tai, pavyzdžiui, savaitgalį grįžau namo, mačiau, kaimynas dažo suoliukus. Nei jisai nėra atrankos komandantas, nei nieko, tiesiog žmogus siūlo daryti gerą darbą. Tikrai žinau, kad per langų žiūrėjo dar kokias 40 kaimynų, turbūt daugiausiai, kurie irgi galvoja, aha, daro žmogus gerą darbą, būtų fainai galbūt padėti, bet nežinau, galbūt aš neįsiu tenai. Lygiai taip pat buvo su mano tėvais, bet aš tada užsidėjau pirštas, nuėjau apačią, pradėjau. Tai klausimas galbūt toks, turbūt kiek reikia žmonių, kad darytų gerą darbą, kad kiti žmonės jaustųsi laisvai ir prisijungtų prie to gerą darbą ir daryti lygiai taip pat. Jūs atsakėt, kiek reikia žmonių, kad daryti gerą darbą ir kas nors prisijungtų? Vienu. Žinokit, pas mus talkos, taip pat, mūsų namai tokie, aš gyvenu paprastam 9-aukšty name, aš nesu turčius. Tai va, tai, bet pas mus 2 namai, treti tvara, pas mus talkos taip vyksta, išeina kas nors ir tai pradeda šluoti. Vieną šluoja, kiti eina, vieniem nesąmonė, nepatogu šitas. Akis nudelbė dar kažką, tai 2, 3, 4 vakare visi, o paskui vakare ten piragai, arbatos, ten vyrai alaus atsineša, ten kaip bebūtų. Bet yra įvairių. Aš dabar labai trumpą papasakoju, aš sakiau, nereikia su manim prasidėti. Ne, aš savo kieme pradėjau paišyti. Aš turiu slitartą dar kažką, bet aš vaikam pradėjau paišyti. Ten išpaišiau šiukšlių dėžę kaip kiaulė iš tų Angry Birdsų, kad vaikai galėtų, kaip sakant, žaisti šiukšlių išmetimą. Dar visokiausių tokių dalykų. Ir aš irgi, man labai patiko žmonių reakcija. Šitoks, jūs man priminėt. Ir aš kaip paišydavau, tai daugelis žmonių, kurie sugebėjo prieiti ir paklausti, tai žinausiai, o kam tu tai darai? Aš neturiu atsakymų į tą klausimą, jeigu jis jo nesupranta. Tai sakau, aš šiaip, žinai, paišau, žinai, normalu viskas. Aišku, dar ateidavo vyrai, sakydavo, eina malaus. Sakau, aš paišau. O tai gal alaus eina? Sakau, ačiū labai, tikrai smagu, kad jūs gerai garažę laiką leidžiat, bet aš paišau. O tai gal to atnešt? Neužmušama. Sakau, ne, ačiū, galvoju, lopas. Išeina į garažą. Tai va, bet ne tame. Vienas kaimynas buvo labai geras, žinai. Aš paišydavau, aš dabar, leisinu sieną. Aš va tokia va siena, bet įsivaizduokit, aš kėdų raištelius per siūlės paišau. Visą surišt sieną noriu. Pas mane irgi baisi tokia siena kieme yra. Kad, žinai, vaikai ateina, ką jūs čia darot, sakau, žinot, kai vėjas stipriai pūs, stipriau laikys. Kai surišta, žinai, jie žaidžia, aš jiem nevydo. Vienas toks kaimynas buvo. Savaitę laiko jis ateina, bet per kokį 100 metrų atsistoja, kieme keistai atrodo ir žiūri taip. Galvoju, šitam tai žiauriai nepatinka, žinai, kažkas, tai, bet jis, nes aš irgi nelabai gražus, jis bijo mane, neprieina, žinai, kažką tai. Žiūri, savaitę, kiekvieną vakarą jisai išeidavo su šuniu, paskui be šuns išeina, žiūri. 7 dieną, kaip Biblijoje, 7 dieną jisai pastovėjo, nuėjo namo, dažų atnešė man, padėjo, dažų. Ir nuėjo tą pačią vietą vėl žiūri. Viskas. Jis nieko man nepasakė. Bet, viskas gerai yra. Ir kartais vėlgi, čia dar viena tokia pamoka. Niekada iš pirmo žvilgsnio nespręsta apie žmonės. Nes aš maniau, kad jis žiauriai piktas ir labai manim nepatenkintas. O jis pasirodo viskas labai normaliai. Tiesiog natūra žmogaus tokia. Jis nori iš toli, iš perspektyvos viską žiūri. Tai va, vieno žmogaus reikia, kad prasidėtų, kad kelias. Reikia vieno žingsnio, kad atsirastų kelias. Ar dar turit klausimų? Aš iš tikrųjų, žinot, aš labai atsiprašau, nes aš dabar dar pasakysiu. Aš labai norėčiau paklausyti kolegų, kurie čia už manim bus. Bet man niekas nepasakė, kad čia dar bus tokių įdomių žmonių po manęs. Ir aš su Kauno Šauliais esu sutaręs. Ir aš turiu, sakiau, kad turiu, ne į ginklus aš važiuoju. Aš turiu su Kauno Šauliais ir lemba. Jūs atėmėte iš manęs galimybę paklausyti. Tai aš labai
labai atsiprašau, kad aš turėsiu išbėgti tiesiog. Tai mes labai norim padėkoti tau, Svarai. Iš tikrųjų, labai esi tikras. Labiausiai žavi tai, kad tu iš tikrųjų esi be kaukės, kad tu esi toks tikras, kad tu iš tikrųjų esi aktyvus ir kad aukoji savo laiką studentam, kurie tikrai labai vertina, aš manau, ir labai sakom tau nuoširdų ačiū. Dabar supraskite mane su humoru ir teisingai. Aš nebeperku rėmelių senai. Aš nuotraukom rėmelių nepirkau jau 100 metų. Rankoje laikau rėmelį būsimą. Aš tikrai labai dėkingas už šitą popierių, bet jis niekur nedings, jis pato čia atgula, aš dažniausiai nuotrauką įsidedu kažkokią tai. Nes viskas yra taip, bet įsivaizduokit save mano vietoj. Nu, aš tikrai daug tokių gaunu dalykų, kur juos dėti. Namuose pasikabinti ant sienos ir vaikščiot. Koks aš fainas. Man labas Lietuva, kuri man dėkoja. Tai taip, aš suprantu ir iš tikrųjų man tas dėkojimas yra svarbus, nes mūsų visus reikia, kas motyvuoja motyvuotojus, ne? Tai va, tai mane tai irgi, jeigu aš gyvenčiau ir man nebūtų jokio feedbacko iš žmonių, va, nekviestų, nekalbėtų, dar čia, tai aš galbūt vieną dieną irgi. Tai va, tai yra žiauriai svarbu. Tai kitą kartą mes turim tuščią rėmelį padovanoti. 10, ir tada, ir dar vienas dalykas, mes 3 esame, ne, kalbėtų. Taip. Tai vienas toks ir vienas toks, mano, ne? Gerai. Noriu honorarą. Tai va, tai ačiū labai, kad išklausėt, kad taip vat gavosi viskas. Linkėjimai visiems tenai. Ačiū labai.